lapų šabloną ir, pavyzdžiui, galime pradėti nuo naujas dokumentas. AutoCAD. Taip, galima pasirinkti KTSO, standartinį formatą. Taip, sekantis žingsnis yra nusistatyti mūsų parametrus reikalingus šitam dokumentui. Tai pirmiausiai pradėti nuo spausti AutoCAD'as, tada Drawing Utilities ir yra Units. Spaudus Units reikia susivesti mums reikalingus dydžius. Taigi, 10-ainis ilgis užtenka, kad būtų 1/10. Kampas irgi taip pat 1/10. Matavimo vienetai milimetrai. Sekantis yra šviesos formatas, kaip nustatymas yra šis atsispindėjimas tinkamas. International ir vienas tokių įdomesnių punktų, kurių dar nenagrinėjome, tai yra kryptis. Kryptis ir čia parodo, kad į dešinę nuo jūsų taško, pavyzdžiui, šitą pusę yra jūsų kampo koordinatė 0. Jeigu žiūrim į šiaurę, tai yra aukštyn, yra 90 laipsnių. Į kairę pusę yra 180 laipsnių. Ir į pietus yra 270 laipsnių. Tai kampą vedant šitą reikia žinoti šitą dalyką. Taigi, pirmiausia, nusibraižome lapo formatą. Išsimam liniją ir prašo dabar sistema įvesti koordinates. Tai geriausia įvesti klaviatūrą iš karto rašyti 0. Tai yra X koordinatė, kablelis. Pereinam Y koordinatę. 0. Kablelis, perėjom į Z koordinatę ir 0. Ir spaudžiam Enter. Ir taškas prisikabino kažkur tai ten, ko nematom. Tai vadinasi prie centro 0,0,0. Dabar su pelės ratuku mes galim pakeisti tą mastelį ir pažiūrėti ten, kur tas centras yra, prisiartinti, jeigu reikia. Ir dabar geriausiai įvesti kampą. Tai geriausiai, kai kursoriaus rodyklė yra kažkur tai toje kryptyje, kur mums reikia. Tai šiek tiek palengvinimas yra. Rašome ženklą mažiau ir kampo vertę 0. Spaudžiam Enter. Va, matome, aš kursorius lankė aukštyn žemyn, o linijos kampas yra 0, be abejo ir į kitą pusę leidžia, jeigu aš perėsiu į kitą pusę. Tai šitoj pusė lieku ir dabar klausia komandinė eilutėje sekantį tašką įvesti. Tai geriausiai įvesti ilgį. Tai ilgis yra mūsų patinė kraštinė A4 formato lapas, 210 mm. 210 klaviatūrą iš karto įvedu ir spaudžiu Enter. Viskas turiu. Dabar galime susimažinti vaizdą, kad matytume. Ir vėl pastatyti kursorių panašiai tą kryptim, kurią mums reikia. Vedam kampo ženklą mažiau. Rašome 90. Spaudžiame Enter. Ir jau dabar galime įvesti ilgį. Ilgis yra 297. Ir spaudžiame Enter. Viskas turime. Sekantis, mums reikia kairiai pusė. Tai rašome kampas 180. Be abejo, lygiai tas pats, jeigu 0 parašysim. Bet spaudžiam taip, kaip yra nurodyta sistemoje, kad 180 yra kairėje pusė. Į vakarus nukreipta. Dabar ilgį įvedam 210 mm. Enter. Turime. Ir sekantis galima
eiti čia tiesiai, jeigu teisingai sukonfigūruotas pritraukimas, object snapas. Atsiverčiam ir pažiūrim. Endpoint tinka, midpoint netinka, center netinka, intersection ir perpendicular tinka. Tai paspaudžiam kairių pilies klavišų ekrane vieną kartą. Neišėjame dar iš linijos braižymo meniu ir pasirenkam ten šalia tos linijos galo, kol parodo žalią kvadratėlį. Spaudžiam pilies kairį klavišą vieną kartą. Ir tą stačiakampį lapų formatą turime. Dabar escape galime spausti. Aš įpratęs spausti escape 3 kartus. Viskas. Turime. Sekantis, mums reikia apsibrėžti rėmelį. Rėmelį galime apsibrėžti lengviausiai su offset funkcija. Ir žinome, kad iš apačios dešinės ir viršaus turi būti po 10 mm. Spaudžiam offset, klausia atstumo, įvedame 10 iš klaviatūros iškart, spaudžiam enter, atstumas įvestas. Dabar toliau rodo mums parinkti objektą. Parenkam vieną objektą, paspaudžiam pilies kursorių vieną kartą ir dabar nuo krypties priklausys, į kurią pusę mums padės tą kopijuojamą liniją. Be abejo į vidų, vieną kartą spūstelim pilies klavišų ir galime sekantį objektą parinkti. Vėl parenkam šitą objektą, spūstelim klavišą paleidžiam, į kairę pusę padarome, spūstelim paleidžiam. Tuomet viršutinę liniją spūstelim paleidžiam, į apačią spūstelim paleidžiam. Ir dabar turime du pasirinkimus. Vienas pasirinkimas tai įvesti atstumą kitokį, tai yra 20 mm iš kairės į dešinę. Arba galime daryti taip, kad šitą kairę liniją 2 kartus kopijuojame į dešinę pusę. Spaudžiam liniją į dešinę vieną kartą, dar kartą paspaudžiam pilies klavišą ir vėl į dešinę, vėl spūstelim pilies klavišą. Viskas, turime visas linijas, kurių reikia. Dabar išeinam su escape į pagrindinį meniu. Matome, komandinė eilutė nėra komandos jokios. Ir dabar pasididinus vaizdą, vieno kampo galime ištrinti tas linijas, kurių nereikia. Pavyzdys pažymė tą liniją, spaudžiu delete klaviatūrą iš karto, įsijungiu funkciją trimo, karpimo, pažymė čia, sekant šitą ištrinam, sekant šitą ir šitą. Ir dabar escape. Turime A4 lapų formatą stačią. Sekantis pasiūlymas yra įvesti čia nubraižyti A3 formatą. Tai spaudžiame line, pasirenkam bet kokį tašką, pavyzdžiui, tolesnį negu čia buvo šitas 97, tik dar kažkokį 400 ar 300, 400 geriau bus. Taigi vedame koordinatės. 400 kablelis, perėjau į Y koordinatę, 0 kablelis į Z peršokom ir 0 enter. Matome, taškas prisikabino nuo koordinačių centro 400 mm čia. Dabar vedame kampą ir lapo ilgį A3 formatą, tai 420 mm. Atsiprašau, kampą. Jau kartuojame liniją. Vedame 400 kablelis 0,0. Prisikabino čia, kur reikia. Dabar kampą vedame. Kampas yra 0 laipsnių, enter. Ir dabar ilgis 420, enter. Turime. Dabar aukštyn braižysime liniją, tai yra kampas 90, enter.
Viskas ne taip, ištriname. Dar kartą liniją. Nuo šito galo mes turime jau pasidėję, kad mūsų tinka endpoint. Spaudžiame liniją, endpoint, kampas 90, enter. Turime. Toliau ilgis yra 297, tai klaviatūroje tiesiai rašom 297 ir enter. Padarė. Sekantis į kairę reikia. Kampas. Tai yra ženklas mažiau. 180. Enter. Ir ilgis yra 420. Tai rašome dabar 420. Enter. Viskas. Ir dabar beliko sujungti šitą tašką su šitą. Paspaudėme ir escape. Gali būti toks variantas, kad ta linija nėra vertikali. Galime mes tai patikrinti. Jeigu įsijungtas properties meniu, tai liniją pažymim ir mes galime patikrinti tos linijos kampą. Žiūrime, prasideda 400, baigiasi 97 ir kampas yra 270 laipsnių, teisingas ir nėra nuokrypio nuo šitų Y ir Z. Šise delta Y yra lygiai 297, delta X 0, pokyčio X šiandien nėra ir delta Z irgi nėra. Mes dar Z nevedame, vadinasi teisingai yra padarytas. Tai linijos ilgis yra 297. Escape 3 kartus spaudžiam ir dabar padarome offsetą į didelę dalį. Spaudžiam offset, matome, klausia įvesti tam tikrus dydžius, spaudžiam 10 klaviatūroje, enter ir dabar įvedu. Šitą įvedu, šitą įvedu, šitą liniją įvedu. Escape. Dabar spaudžiame vėl offset, dabar įvedam 20, enter, dabar paimam kairę liniją, pažymim ir vidinę dalį kartą kelis klavišus ir escape. Turim. Dabar pratiname tai, ko nereikia. Tai galime eiti į trim funkciją, išsididinam tą vietą, čia ištriname. Čia ištriname. Čia ir čia. Ir escape'as. Turime du lapų formatus. Ir dar vienas dalykas, mes turime nubraižyti lentelę. Irgi lentelę geriausiai braižyti atskirai. Jeigu mes eitume į lentelės braižymo užduotį, trečias praktinis darbas, tai čia yra parodyti matmenis. Čia yra grafinės dalies dokumentų lentelė, aukštis 30 mm, čia yra pagrindinė brėžinių lentelė, matome 40 mm. Ir šitai braižimo ilgis yra 180 mm. Tai braižome liniją. Dabar vienas dalykas, kursorių, kai aš vedu, man rodo koordinates. Štai turiu įsivedęs čia ir visą tai yra jungiama. Čia coordinates spaudžiu. Iš jų nieko nerodo. Dabar jeigu aš čia slankioju, nerodo jokių koordinačių. Koordinatės yra jungiamas čia. Ir tuomet aš galiu orientaciniai orientuotis. Čia, pavyzdžiui, padėsiu lentelę, man rodo 985 tenai, tai 1000 galiu vesti ir nuo 1000 pradėsiu lentelę braižyti. Tai vadinasi align ir dabar vedu koordinates. 1000 kablelis 0,0 enter. Turim tašką.
Dabar ilgis yra 180. Tai dabar kampas 0, enter. Dabar 180, enter. Toliau. Aukštin yra 40 mm. Tai kampas 90, enter. Ir 100, tai yra 40, enter. Toliau. Dabar į kairę pusę. Kampas 180, enter. Ilgis 180, enter. Ir galas su escape ir turiu lentelės iššūkį. Be abejo, vidinę lentelę įsivaržyti jau mokate, tai palieku tokią formą. Sekantis dalykas, dabar mes turime tos 3 elementus išsaugoti kaip atskirus blokus. Tai blokų sukūrimui naudojame menu home, spaudžiame create, sukuriam bloką, tai bus A4 formatas pats. Tarsi lapų dydis, tada taškas. Be abejo, aš pasirenku kairį tašką apatinį ir parenku objektus tuomet. Šitas objektas. Ir enter. Viskas. Spaudžiu OK. Turiu. Sekantis sukursiu A3 bloką. Sukūrime, rašau A3, įterpimo taškas, mūsų koordinačių pradžia. Šitas taškas, parenku objektus. Šitą objektą, enter, ir OK. Ir įrašų lentelė. Sukūrime bloką lentelį, lotyniškų pridėjimą švedu, taškas. Dabar kaip ir nėra svarbu, bet jeigu dėsime į A3 formatą, tai mums geriau orientuoti dešinį kampą apatinį. Šitą kampą ir objektas šitas. Enter. Viskas. Turime 3 blokus. Dabar einame į layout režimą ir įprastai, jeigu nieko nerodo jokių meniu, tai mes spaudžiame ant layout šito dešinį klavišą užrašą ir Quick Setup Manager. Tai atsivertė mums šitas meniu ir spaudžiam Modify. Čia dabar galime išrinkti spausdintuvą, galime įvairiai rinktis, Microsoft PDF ten ir taip toliau, AutoCAD PDF ir panašiai. Standartiškai yra žymima DVG PDF. Ir dabar reikia išrinkti lapo dydį. Tai geriausia yra rinkti ISO Full Bleed A4 stačias formatas ir pažymėti, kad yra stačias čia. Čia daugiau kiti nelabai svarbus, be abejo. Spausdinant paskui galėsime nurodyti, kad daryti juodai baltą, bet kol kas mums to nereikia. Ir pažiūrim būtinai, kad mastelis būtų 1:1. Ir koordinačių pradžia 0,0 skirta layoutui. Spaudžiame OK. Taip ir close. Dabar 2 kartus nuspaudus čia mes galime klaviatūrą iškart įvesti A4 enter. Tai turim. Dabar, kaip siūlau įprastai, pažymim šitą rėmelį pelės klavišu ir ištrim. Ir turime visiškai naują lapą. Dabar klausimas koordinatės. Ar lapo pradžia yra ties 0,0,0? Jeigu mes turime įjungę čia rodymą koordinačių, tai nuvedame į šitą kampą ir žiūrime. Taip, labai artimas nuliui. Labai puiku. Taigi dabar galime įdėti
mūsų A4 formato bloką. Tai galime spausti Insert ir čia susirandam A4 ir dabar prašo įvesti koordinačių pradžią arba rinktis kitą parametrą. Be abejo, mums tinka, jeigu mes 0, 0, 0, tačiau tai reikia suvesti 0, 0, 0, Enter. Viskas įdėjo. Jeigu pažiūrėsime, ir čia yra ta žymi lapų rėmelį, kad orientuotumėmės mes geriau ir šitas. Ir dar įterpti vieną reikia bloką, tai yra mūsų lentelė. Ir vėl prašo mūsų įvesti bazinį tašką. Matome prisikabinusią lentelę dešinėje apačioje yra. Čia užtenka užvesti ant šito kampo, jeigu pas mus įjungtos tinkamos snap funkcijos, endpoint, tai mes čia galim šitą kampą atvedus, pelės klavišus spustelėti ir įterpti bloką. Viskas turim lentelę, turime formatą ir dabar galime išsaugoti. Kol kas išsisaugai paprastai. Tai va, turime A4 formatą. Belieka įterpti mūsų viewport vaizdo žinotą ir čia paprasčiausiai daryti su rectangle galima. Tai pažymėti nuo šito kampo iki šito kampo. Viskas turim. Taip. Ir toliau analogiškai reikia padaryti su A3 formatu. Tai du kart spustelį pakeičiam pavadinimą A3, Enter. Tuomet mes ištriname senąjį viewport vadinamą angliškai, vaizdą į brėžinį ir matome mūsų lapą. A3 tarsi, bet pažiūrim koordinates. Žiūrėkit, atvedamės kursorių čia, 0, 0 yra čia. Ne, šičia. Čia atvedus jau rodo -20 ir taip toliau. Ir -10. Matome pagal šitas koordinates. Vadinasi, lapo formatas, dydis pats tinkamas, bet čia netinkama šito lapo pradžia. Tai rekomenduojama pakeisti dešinį klavišą spaudžiant ant šito, spausti tuomet ant Page Manager, tada Modify, pasirenkam, kad čia būtų tas tinkamas mūsų layoutas. Taigi dabar A3 lapui sukūrėme standartinę spausdinimo funkciją DVG to PDF. Tada parinkam lapo dydį, tai yra A3 pilnas. Tai apatiniai kraštiniai yra 297, ne 420, o viršų yra 297. Šitą. Tuomet landscape'as tinka varot 420, 297. Čia kol kas nieko nereikia. Žiūrim, svarbiausia, kad būtų 1:1. Ir spaudžiame OK, uždar. Dabar patikriname, einame į kairę pusę ir mums koordinatės rodo praktiškai 0. Čia šitam kampe. Tai tinkamas dydis. Dabar galime įterpti blokus. Einame į Home, Insert A3 turime. Ir mes negalim taip parinkti, toj vietoje 0,0 nėra kažkokio taško, prie kurio mes galėtume prikabinti. Galime vesti 0,0,0, Enter ir padėjo formatą į patį kraštinį apatinį kampą. Sekantis
įterpime lentelę. Ir lentelę matom čia yra, atnešam čia ir paspaudžiam. Viskas. Turime ir šitą šabloną. Dabar mums beliko išsaugoti šitą dokumentą kaip šabloną. Tai yra drawing template. O šitas formatas DVT. Matome, kitas katalogas išsirinko čia automatiškai. Ir dabar mes įvesime A4, A3, pavyzdžiui, ir išsaugojame. Dabar uždarome dokumentus ir jeigu AutoCAD atsivertime, jisai tame kompiuteryje išsisaugojo tas šablonas į šablonų katalogą. Spaudžiame naujas ir susirandame mūsų A4, A3 ir spaudžiame Open. Viskas. Turime A4, A3, be abejo, dar čia A4, A3 nenubraižėme viewporto. Tai va dabar šitos be abejo galima ištrinti, jie nereikalingi iš tikrųjų. Ir kažkokį objektą nusimaižo. Tai va dabar A4 objektą ir A3 einame. Dar reikia viewportą mums įsidėti. Tai viewportas yra layout meniu funkcija ir dabar mums reikia ne keturkampio, o kitokios formos, tai poligono. Ir kadangi turime lapo kraštus pasidarę, visus kampus, tai mes galim pradėti. Matome, įvesti reikia start point, pelės klavišu paspaudžiame šitą, 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 apeiname ratu ir enter paspaudžiame. Viskas turime, mes spausdinimo zoną jau turime. Taip yra. Be abejo, išsaugoti reikia dabar į šabloną, tai būtų idealiausias atvejis ir turime pilnai paruoštą sistemą darbui.